Šiandien bus nepastoviai debesuota, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, galima kruša. Temperatūra 25–30, Kuršių nerijoje 22–24 šilumos. Vilniuje trumpas lietus, galima perkūnija, šils iki 27–29 laipsnių. Niūrų debesuotą dangų jau visai netrukus keis saulė. Be to grįžta jau pasilgta didesnė vasariška šiluma. Jau pirmadienis sparčiai kils temperatūra, bet dar daugelį rajonų klius lietaus. O antradienį virš Lietuvos stiprės aukštas slėgio sritis. Debesis sklaidysis trumpai palis tik vietomis, galima perkūnija. Naktį matomumas kai kur prastės dėl rūko, atvės iki 11–16 laipsnių šilumos. Nepastoviai debesuota diena šils iki 22–27 laipsnių. Trečiadienį lietaus tikimybė jau bus nedidelė, dažnai bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Naktį pūs silpnos, o dieną vidutinio stiprumo šiaurės vakarų vėjas. Naktį temperatūra žemės iki 11–16, dieną vėl kils iki 22–27 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį orai taip pat puikūs, debesis dar labiau prasisklaidys, lietaus tikimybė maža. Naktį vėl atvės iki 11–16, dieną lepins 22–27 laipsnių šilumą. Penktadienį ir toliau bus galima pramogauti ir leisti laiką lauke, nes orai išliks labai panašūs. Be lietaus, debesų nedaug, vėjas besikeičiančios krypties ramus. Ir žinoma, džiuginanti šiluma. Naktį 10–15, dieną 22–27 laipsniai. Remiantis dabartiniais duomenimis, savaitgalį po truputį ims didėti trumpo lietaus tikimybė, bet temperatūra kils dar keliais laipsniais aukščiau.